Mes atvykę į Ispaniją turėjome puikų laiką. Mums patiko super svetinga šeima. Kas rytą mums ruoždavo šaunius pusryčius, kuriais galėtume pavaišinti net kitus draugus. Esame jiems labai dėkingi. Ir už visą tai atsidėkodami atvežėm jam daug dovanų iš Lietuvos, medaus, gintarinių paveikslėlių, 100 lapių, tačiau viso to jie nenorėjo. Jie norėjo tik, kad pasimelstume už juos. Jūs įsivaizduokit, ten Madride buvo 2 milijonai žmonių ir belė kur mes ėjom, galėjom bendrauti su visais žmonėm. Ir iš pradžių galvojau, kodėl taip yra, kaip čia suprasti, kad su bet kuriuo galiu kaip su savo geriausiu draugu kalbėti. Bet paskui į pabaigą kelionės galvojau ir supratau, kad taip yra todėl, kad iš tikrųjų kiekviename iš jų yra Jėzus ir aš bendravau su pačiu Jėzumi. Taip, tai tiesa. Aš esu pati laimingiausia mergina pasaulyje. Lietuvoj, varna, gerai padarėm. Gerai, viskas per nu. Gerai. Aš niekad negalvojau, kad aš esu... Davai, dar kartą, viskas. Gerai. Paskutinis geras. Ne, ištrinsi po to? Taip. Gerai. Taip. Vaikit. Gerai, nekreipiu. Viskas, gerai. Okay. Aš visada galvojau, kad aš esu vienintelė tokia laiminga mergina pasaulyje, bet pasirodo, kad netiesa, dėl to, kad išvykus į pasaulio jaunimo dienas Madride, pamačiau gausybę jaunų žmonių, kurie buvo besišypsantis ir labai laimingi. Ir man buvo labai neaišku, kaip taip gali būti, kad juk jie susitinka tik su vienu žmogum, neįdomiu tokiu kaip popiežius. Ir vis dėlto jiems tai suteikia daug džiaugsmo ir kaip tai paaiškinti, nesuvokiamas dalykas. Man atrodo, kad iš tikrųjų yra ta nuosavi patirtis, kai tu matai 1,5 milijono jaunų žmonių ir visi šaukia Viva popiežius arba mes esam popiežiaus jaunimas ir visi kartu ir tokios nuostabios emocijos, kad tai negali būti kitaip paaiškinama, kad Dievas gyvena juose ir mūsyse ten gyvena. Okay. Keliavau po pasaulį daug kur. Baliavojom, maudėmės, dainavom, šokom. O dabar įsivaizduokit, Madride susirinko 2 milijonai žmonių į mišias. Visi 2 milijonai dalyvavo mišiose ir vienu metu visi buvo tyloj. Jaunime, jau laikas išgirsti Jėzaus balsą tyloje.